Fizika šiais metais bus tikrai nesunki. Jei vykdysi taisyklės, širdis tau bus rami. Fizika nėra mokslas sunkus, džiaugsis ar liūdėsi. Priklauso nuo tavęs. Jei paskaitysi vadovėlį, parėjęs į namus. Formulių bus daug, bet tau padės formulynas. Tu nori ir nenori, teks užsivesti į vaikinę. Gyvename Europos Sąjungai, o čia lyčių lygybė, tad formulynus užsivesti. Teks ir jums, merginos. Pirma tema bus kinematika. Ji šiek tiek lengvesnė negu statika. Išmoksta brėžti brėžinį ir greitai paskaičiuoti. Judi kreivai ir tiesiai, turėsi tai žinoti. O pagreitį skaičiuoti gali trasoj, tiesiog paimti ir išmokti. Dar pamiršau priminti, naudosim sąsiuvinius du. Vienas bus klasės, o kitas kontrolinių darbų. Antra tema bus statika. Tai žymiai sunkiau nei kinematika. Bus daug jėgų. Sužinosi, kas jėga. Vienas stumia, kitas traukia. Tai tau ir pamoka. Niutonas buvo kietas vyrukas, nagrinėjo gravitaciją, metė žemėn kamuoliukus, atsisėdo po obelim, į galvą pis obuolys ir atsirado kas. Ogi dėsniai trys. Toliau kalbėsim apie slėgį, kad neįlūžti ant ledo, kai ant jo užėjai. Padės tau pusiausvyrą ir sverto taisyklė. Bet svarbiausia, jų tiesiog nesumaišyti. Mokslo metų gale skysčių hidrostatika. Ji tokia pat įdomi kaip kinematika. Nagrinėsime dar garsą. Ir tai yra svarbu. Bet svarbiausia, kad klasėje tuo metu bus tylu. Tai viskas aš baigiau. Ar yra klausimų? Atsakysiu į juos. Labai lengvai, kaip 2 kart 2.